Sveiki, tai pirmoji išvyka Juta Racing šiais metais. Atsinaujinęs garažas, tiek du GT3 automobiliai šiandien testavomės ir vakar, tiek naujas Formula F4 bolidas, kurį išbandė tiek jaunimas, tiek ir GT3 vairuotojai irgi jam labai knietėjo pabandyti ir išbandę buvo maloniai nustebinti ir prašė, gal galėsime kada vėl pakartoti. Šiek tiek skirtingi automobiliai, praktiškai perpus lengvesnis, 600 kg svoris kartu su lenktynininku, palyginimui su 1200 kg, kas yra GT3 automobilis. Tai posūkiuose yra šiek tiek greitesnis, bet turi mažiau galios ir ratų veikimai laikai yra gan panašus. Tad labai geras įrankis yra tiek jaunimui, tiek galbūt daug patirties neturintiems GT3 automobilių. Pirmas pabandymas ir pajautimas to greičio ir aerodinaminių savybių. Iš kartingo formulę persės tikrai nėra lengva. Ruošiantis šiem testams tiesiog važiavau labai daug simuliatorių ir įsėdus į šią formulę, tai sakyčiau, nuo kartingų labiausiai kas skiriasi, tai yra greitis ir stabdymas. Greitis tiesioje, kurį aš pasiekiau, yra 220 km/h, kur kartingą važiuoju tik 120. Taip pat ši formulė turi tiesiog labai daug galios, lyginant pagal jos svorį, ir jinai bėgės labai greitai. Stabdo irgi lygiai taip pat labai greitai. Ta prasme, turi per save netgi persimušti, kad stabdytų kuo vėliau, nes jinai tiesiog stoja. Tu stabdai ir jinai tiesiog labai stoja. Tada apie skybimą kalbant, tai jinai irgi turi labai daug skybimo ir labai gerą aerodinamiką. Greitose posūkiuose jinai labai gerai laiko ir net nepaslysta. Ir manau, kad tiesiog kartinguose galbūt viskas vyksta lėčiau. Trasa yra mažesnė, čia trasa yra didesnė ir tiesiog didesnis greitis. Ir tiesiog bėgėjas žymiai greičiau ir stabdo. Tai greitis stebina iš tikrųjų labai stipriai, nes niekada nesu važiavęs tokiu greitu automobiliu. Greitis keičiasi tiesiog sekundėmis, milisekundėmis, ši formulė labai greitai bėgėsi, o trasa irgi lygiai taip pat didesnė nei kartingų ir tiesiog, kai tave, pavyzdžiui, lenkia arba tu kažką lenki, gaunasi panašiai pagal plotį viskas kaip su kartingu važiuotum, tai kad tiesiog visa trasa didesnė ir ta formulė didesnė. Bet viskas iš dalies panašu į kartingus, visi tie gabaritai tiesiog didesni, bet to pačiu ir trasa didesnė, tai gaunasi visai panašiai. Tai šių testų tikslas buvo atnešti kuo daugiau informacijos komandai ir kuo daugiau išmokti. Manau, kad tai pavyko visai neblogai padaryti. Per šias 2 dienas atradom labai daug greičio. Man pavyko netgi kelias sekundės pagreitėti. Ir keičiant automobilio nustatymus, Jonas taip pat pagreitėjo, kadangi jis kartu važiavo. Tai labai džiugiuosi, kad pavyko atnešti tos informacijos ir išbandyti šį labai greitą Formulės 4 bolidą. Tuo pačiu metu taip pat vyksta ir challenge varžybos tipo iRacing platformoje, kur galima irgi išbandyti F4 automobilį ir greičiausiai galės net jį realiai išbandyti tikroje trasoje. Tai, manau, išskirtinė galimybė ir taip pat, manau, mes šio sezono metu galėsime suteikti tokias paslaugas, išbandyti šitą automobilį atnaujintoje Nemuno žiedo trasoje. Kartingų pirmas žingsnis dabar yra ne automobilį, o kaip ir Formulė 4 ir labai tikiuosi, kad greitų metu Juta Racing atstovaus Lietuvą tarptautinėse varžybose.